Sveiki, šiame video trumpai priminsiu, apie ką kalbėjome per praėjusį susitikimą. Kartu diskutavome apie priimtiniausias ir efektyviausias mokymosi formas ir būdus. Išgirdau iš jūsų, jog jums svarbu galimybė rinktis, patinka kūrybiniai projektai, nepatinka darbas didelėse grupėse, norite, kad teorija sietųsi su praktika, būtų daug vizualumo, neformalaus bendravimo ir pateikiami geri pavyzdžiai. Taip pat paminėjote ir tai, kad kas svarbu kiekvienam dėstytojui - netingėti. Galiu pasižadėti daug su jumis dirbti, tad ir jūsų prašysiu investuoti savo laiką, kad kartu pasiektume šio dalyko tikslo gebėti rengti žurnalistinį turinį internetiniams naujienų portalams. Apie patį tikslą truputį išsamiau netrukus. Kadangi daugelis galvojate ne tik apie žurnalisto karjerą, bet ir apie darbą reklamos ar viešųjų ryšių srityje, tikslą šiek tiek pakoregavome ir dabar jūs galėsite pasirinkti, į ką daugiau orientuotis - į reklamą ar žurnalistiką. Tad mūsų mokymosi tikslas - gebėti kurti žurnalistinį ir reklaminį turinį internetiniams portalams. Taigi šio semestro metu kalbėsime abiem temom. Kokiu būdu vyks studijos, atsiskaitimai ir kaip bus realizuoti jūsų išsakyti norai. Kaip žinote, šis dalykas dėstomas nuotoliniu būdu, tai reiškia, jog visa medžiaga studijoms ir užduotis rasite nuotolinėje mokymosi aplinkoje Moodle. Kai prisijungsite prie Moodle ir pasirinksite daugiamodalinės komunikacijos principų dalyką, pamatysite, jog visas semestras suskirstytas savaitėmis ir išdėstytas kortelių principų. Pirmojoje pateikiama bendra informacija apie dalyką, čia rasite ir video pristatymą, valandų paskirstimą, informaciją apie atsiskaitimus, konsultacijas ir diskusijų formą, kuriame galite užduoti klausimus ar parašyti pastabas bei pageidavimus. Pirmosiomis savaitėmis paskaitos vyksta auditorijoje, tad užduočių Moodle aplinkoje kol kas nėra. Trečiąją savaitę, tai yra nuo rugsėjo 20 dienos, jau rasite užduotį, kurią jums reikės atlikti ir kuri bus vertinama. Panašių principų užduotis pateikiamos kiekvieną savaitę. Kaipgi atrodys jūsų savaitinė užduotis? Pažvelkime į ketvirtosios savaitės užduotį. Ji susideda iš dviejų dalių. Pirmoji - pakomentuoti bendrakursių darbą, antroji - atlikti interviu. Komentuodami savo kolegų darbus, jūs prisiminsite tai, apie ką mokytės praėjusią savaitę. Pamenate, tai buvo vienas iš jūsų norų pakartoti išmoktą medžiagą. Taip pat padėsite savo bendrakursiams, nes suteiksite jiems grįžtamąjį ryšį. Kuomet komentuosite, turėsite kriterijus, kuriais jums reikės remtis. Prašymas jums komentuoti dalykiškai, remiantis savo žiniomis, ne vien emociškai. Kita užduoties dalis - interviu. Aprašyme matysite, jog jums reikia, vadovaujantis naujienų atrankos kriterijais, pasirinkti temą ir atlikti interviu bent su dviem žmonėmis. Pradžioje tai gali būti ir jums pažįstami žmonės, svarbu, kad jie būtų susiję su tema. Pavyzdžiui, jei kalbate apie Europos krepšinio čempionatą, galite kalbinti savo draugus, kurie yra galbūt dideli sirgaliai. Jei kalbate apie kokius nors įstatymų pakeitimus, galite kalbinti žmonės, kuriuos tie pakeitimai tiesiogiai liečia. Savo darbus turėsite publikuoti Moodle aplinkoje. Detalesnį aprašymą rasite prie kiekvienos užduoties. Taigi turėsite daug laisvės renkantis temas, kaip ir norėjote. Kūrybiniai projektai bus atliekami individualiai, o komentavimas vyks mažose grupėse po 2. Teorinė medžiaga bus įtvirtinama per praktinius užsiėmimus, o aš savo ruožtu stengsiuosi pateikti teorinę medžiagą, kuri būtų vizualiai patraukli ir su gerais pavyzdžiais. Dar vienas svarbus akcentas - praktiniams užduotims atlikti ir komentarams turėsite 1 savaitę. Teorinę medžiagą galėsite pasiekti bet kuriuo metu, tačiau sistema automatiškai leis įkelti užduotis nuo einamosios savaitės penktadienio ryto iki ketvirtadienio vidurnakčio. Tad stenkitės nevėluoti. Taigi tiek apie mūsų pirmąjį susitikimą. Su nekantrumu laukiu tolimesnių, o jei kils klausimų, pastebėjimų, komentarų, juos galite išsakyti diskusijų forume Moodle aplinkoje arba Facebook grupėje daugiamodalinės komunikacijos principai. Dėkuoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų.